Oi, bliaat. Oi, bliaat. Taigi, sveiki, gerbiamoji publika. Atėjo laikas sutvarkyti šitą visą Volvos reikalą su aušinimu. Esame aikštelėj prie namų. Ir bandysiu atjungti šitą šlangą, atjungti visą šitą vožtuvą, kuris reguliuoja šildymą ir pajungti tiesiogiai vamzduką tą sutrumpinimą, kaip matėt prieš tai, kad padariau. Tai viskas bus tuoj gerai. Aš kaip suprantu, kad žodžiu, čia yra tos šlangos, čia yra tas suchimičinims mano, čia yra viena šlanga likus ir ten, kur jungdavos prieš tai. Bet čia, žodžiu, yra 20 valščiukai. Juos išsukam, turėtų iškristi viskas viduj, atjungsim trosus ir tuoj sujungsim čia viską. Tai žodžiu, čia dabar numečiau. Čia yra tas vožtus, kuris man sulūžo. Šit špenčpelis buvo iš variklės skyriaus pusės, o čia tiesiog toks pats špenčpelis buvo ir jis nulūžo man. Tai dabar reikia iš langos iškrapštyti tą galiuką. Ir vietoj visą šitą tiesiog su metaliniu vamzduku sujungsim ir viskas. Bus taip, kad pečiuks tiesiog visą laiką pūs labai karštą orą ir negalėsiu reguliuoti, max karštą. Bet taip pat taip važinėju, tai viskas gerai. Tai žodžiu. Ai, dabar nesimato. Nu, bet tenai yra įlindęs į tą skylę. Pabandyk ištelti. Opa. Nu, žodžiu, esmę supratot. Tai šitą vamzduką gabaliuką mes prieš tai buvom sujungę tas šlangas tarpusavį su tuo gabaliuku. O dabar jis įgausis tiesiog iš saloną į variklės skyrių. Ir zaibišė tink vis tie diametrai, viskas čia huienai. Tai tiesiog nebeturėsiu šilumos valdymą. Viskas turi veikti. Tai... Na, kągi, gerbiamoji publika. Esame prie būstinės. Tai vadinasi mūsų naujasis, labai purvins objektyvus. Tuoj palaukit. Kurva, da purviniau. Tai, žodžiu, esam prie mūsų naujojo garažo būstinės. Padarykime turą. Taigi, turime vietos 3 automobiliam, taip išilgai, su galimybė praeiti netgi. Ir turime vietą čia čilint. Tai... Kol kas dar tik nes neatsikraustėm, dar neįsirengiam iki galo. Kaip matot, viskas čia išmėtyta, pridaryta. Ir vidury Lola ardosi savo... Ką Lola darai? Bandau lopščius išimti, nes reikės kilimus rauti lauk. Nes žodžiu, karočią renka drėgmės ir jinai pilna iš vidaus. Kaip tau sekas čia išiminėtos lopščius? Visai neblogai, žinokit, jūs būtumėt matę kokią pradžią, tai tipo aš tiesiog su... Ten šešiakampis, ne? Jo. Nu, daug kampų, tai ne. Daug kampų su šešiakampiu, karočią bandžiau atsukti. Kaip jį čia įvardyti, bet karočią to aš parodysiu. Pamečiau dabar. Jo, šitą bandžiau su šešiakampiu atsukti. Žodžiu, gera pradžia. Šitą varžtą bandė atsukti su 16 galvo paprastą. Gal su 16. Nu, tai crazy people. Gera pradžia. Tai žodžiu, 7 žmonių kompaniją pasiėmėm šitas patalpas ir pradėsim po biškį čia kažką chimičinti. Turim Volvo, kurią reikia chimičinti, o Volvo šiandien į Volvo grįžta salonas į galą. Tai čia jau biškį pradėjau dėti.
Čia reikia išmesti visą šiukšlės pirmą. Ir turiu tą sėdynę, tai čia rasas greitai sudėsiu. Nes kažkaip dabar pagalvojau, kad galimybė vežtis keleivių man yra didesnis pliusas negu sutaupytas svoris nuo tų sėdinių. Tai vat, galėsiu čia bent jau 2 šiaip netaip įsodinti. Vienas tarp diržų mano sėdės, bet oh well. Tai žodžiu, mes turime būstinę. Nuo dabar bus galima daryti kontentą ir remontuoti mašiną nebe panoramos aikštelį, o va taip pat normaliai. Viskas bus gerai. Kokį čia radai siurprizą? Nupjaustų kilimą, žinai, tipo, ir viską reikia atidengti ir tiesiog va, jums turim linkėjimų. Bybis.